malonu matyti pilną salę pažįstamų, gražių, gerų veidų, tokioj šaltoj salėj. Atrodo, kad jūs čia atėjot, pasidarė. Daugumą iš jūsų mane pažįstat taip, kaip nuvežta ir iščirškinta. Daug ką, taip sakant, iš manęs nesužinosite, tačiau turėčiau kai ką reiškia pasakyti. Ir esu aukštaitis pulkininkas, gimęs tarp Širvintų ir Ukmergės rajonų, baigęs Gelvonų bažnytkaimio vidurinę mokyklą, po to 61 baigęs mechanikos fakultete Kauno politechnikos institute studijas, atkakau į Šiaulius ir čia dabar aš su jumis šitiek metų. Tačiau vieni iš mūsų tą, ką sukaupė savo istorinę patirtį, imam ir užrašom ir paliekam. O kiti visą šitą sukauptą medžiagą imam ir išsinešam į anapilį, niekam nieko nepadėjo. Tai labiau vis dėlto vertintini yra tie, kurie minėja, užrašinėja ir paliek. Užrašykim viską, nes tai, kas šiandieną pas mus yra, rytoj bus istorija. Galbūt kai kam bus įdomu, kaip čia tie lietuviai gyveno vakar. Žinojau, reikės man ir tuoktis, vaikus ir net uošvę mylėti. Bet kur man tos meilės išmokti, jei niekas nemyli manęs? Žinojau, reikės man eiti dirbti, nors duona bedarbio skalsi. O dirbti užmuš rankos virsvis, bet to, kur tą darbą ras. Kas be griebo, kas neklysta? Juk ne dievas, ne ministras. Tik aš vienas paikis auksau, jokio verslo neišmokstu. Toks netikšis, toks nukvakęs, nei žarsteklis, dievui žvakė. Nesupykit, lauk nevykit, leiskit nors pasišaipyti. Ir turbūt ir kitus mokytojus, bet tik tai šitą vieną mokytoją. Pranas, mano vyras, jį vadina ne Romualdu, bet Romuku. Ir tas vardas atmintyje jam liko iš 6 klasės. Mokė dabartinį Romualdą, o tada Romuką tik tai 1 metus. Bet atmintyje vienas kitam išliko iki šių dienų. Aš stebiuosi ir džiaugiuosi šitą draugystę. Ne kiekvienas mokytojas gali džiaugtis tokią meilę, kokią apdovanoja mokinys savo mokytojui. Kiekvieną kartą sveikinimas, knyga su užrašu. Skaitau knygą ir užrašyta su moksleiviška pagarba. Nu, to reikia daugiau mokytojų. Jeigu mokinys moksleiviškai gerbia savo mokytoją, gali po šitiek metų.
Provia grande lavoro, che mi pare il conquisto di Esperanto parte dei che nie buvo istorinių. Tai rakontai, tynieji darbai įsitikėjęs. Linkiu jums ir ateityje keliauti gyvenimo keliu, savim pasiimant sveiką humorą, gerą nuotaiką, pragyventų metų patirtį, įgyti optimizmą ir energiškai įgyvendinant jūsų svajones, visis ir siekius. Sveiki. Kai trėga darbas, kai alveni šitie, kai festas kūnė, nėra testai. Dankant. Tai išverskite į lietuvių kalbą. Nieko nesupratome. Savo bičiuliams iš Esperanto draugiją, Esperanto klubo rūtą padėkojo už tai, kad jie kartu su manim šiandien čia. Šviesu ir skaidru, prie Nemuno teka beržynai. Kelintas ruduo mus atmetė lapai. Rūstys. Valio! Pro kokius vartus jaunystės Piršliai išvažiuoja. Ar grįž jie čionai? Ar būsim Laimingi. Tu nežinai. Ir niekas šio žemės. Norėjau pasakyti, kad literatai nesufleruokit likusiems. Aš ne literatai. Taip sakant, čia